Kiek mūsų pasirinkimams įtakos daro spalvos? Tikrai tokio skaičiaus negaliu pasakyti, bet kad tame yra santykio, tame irgi yra, čia yra irgi neuromarketinginiai tyrimai, reiktų irgi pasigilinti juos, bet tam tikros spalvos tikrai yra asocijuojamos su tam tikrom emocijom. Tai pavyzdžiui, tarkim, raudona, oranžinė, jos yra labiau susijusios su aktyvumu ir dėl to visi McDonald'ai, Burger King'ai dažnai turi tokius irgi raudonus, oranžinius kažkokius tai elementus ir netgi irgi buvo pastebėta, kad tos spalvos tam tikrą prasme kelia žmonėms stresą. Tai tarkim, jeigu tu esi raudonam kambarį, žmonės yra linkę suvalgyti daugiau, arba jeigu groja garsi muzika, nes dėl to, kad jiem yra stresas ir dėl to jie dažnai save ramina maistu. Jie suvartoja šiek tiek daugiau, nes taip jie stengiasi nusiraminti. Tuo tarpu, jeigu jis yra mėlynam kambarį, kur yra tylu, ramu, jisai ko gero suvartos mažiau dėl to, kad nusiramiau jaučiasi, jisai geriau jaučia savo paties alkį, jam reikės mažiau to. Tai su tom spalvom irgi nereiktų tai žiūrėti kaip į Bibliją, kad jeigu aš čia jau teisininkas, dabar tik tai mėlyna ir ne kitaip. Gal kaip tik reikia varyti raudonai, nes išsiskirsi iš tos aplinkos, bet kad spalvos turi efektus, jo, tai tie yra raudona, oranžinė, kurios kelia stresą, kurios arba gali kaip tik tokį excitementą kelti, mėlyna, violetinė pasitikėjimas, jau žalia labai su ekologija esam linkę sieti vien per naratyvus. Tai